Labas vakaras visiems prisijungusiem. Aš esu gydytoja, psichoterapeutė Nida Silienė ir šiandien vedu antradienio transliaciją Žmogaus instituto tinklalaidėje Mąstyk ir veik. Ir šiandien labai džiaugiuosi, kad sutiko svečiuose pas mane sudalyvauti budistų vienuolė, Klaipėdoje jūsų Alokos centras taip įsikūręs ir ten viena iš, kaip rašo centro puslapyje, ugnelę kūrenančių budizmo vienuolių yra Aja Piedasi. Tai sveiki, Fija, tikrai ačiū ir kad sutikote ir smagu jūs čia matyti. Ir prašau, prisistatykite ir papasakokite, kaip jūs čia atsidūrėte, iš kur jūs čia ir kas jūs. Kaip patekote galbūt į tą kelią, kas jūs atvedė į tą kelią. Tai labas vakaras visiems. Ir žinoma, Nidai, malonu susipažinti, malonu jūs pamatyti. Ir taip pat labai malonu. Kad ir nematant tų, kurie žiūri, malonu, kad žiūrite, kad klausote. Iš tiesų, viena turbūt pagrindinė priežasčių, kodėl žmonės ateina į dvasinį kelią ir tai lygiai taip pat ir aš, tai yra kančia. Kančia. Ką aš galiu pasakyti, tiesiog buvo kančios gyvenime. Ieškau išeities ir ta kančia nebuvo dėl kažkokio išorinių faktorių, aš puikiai supratau, kad kančia buvo iš vidaus. Mano charakteris buvo labai sunkus, aš nežinau, labai daug irzlumo, labai ugningas charakteris ir dėl to, žinoma, labai daug kančios. Tiesiog. Kančia atvedė prie meditacijos, o meditacija tiesiog taip jau užsirutuliavo, kad pavirto į mano profesiją. Jo, ir iš tiesų jūs vienuolė tapote, kiek aš žinau, Mianmare, kur praleidote kažkiek metų ir vėliau kitose šalyse, ir iš tiesų pabaigėte ir budizmo studijas ir turite turbūt ir mokslinį kažkokį laipsnį, magistro studijas, budizmo ir pali kalbos studijas. Ar tai tiesa, ir kodėl į budizmą pasukote, kaip jūs patekote į tas šalis arba į tuos, nežinau, mokymo įstaigas, universitetus ar vienuolynus, kur jūs mokėtės, kaip jūs patekote? Šiaip aš pradėjau medituoti tradicijų, kurie kilo iš Mianmaro. Tai tiesiog taip atsitiko, kad aš žengiau tuo keliu ir logiškiausia man buvo, kai aš jau sugalvojau, kad aš noriu pašvęsti tam savo gyvenimą, logiškiausia buvo važiuoti į tą šalį, nes tai, ką aš praktikavau, buvo iš ten kilę. Ir pirmus 3,5 metų aš ten labai intensyviai meditavau, faktiškai tiesiog toks non-stop meditacijos kiekvieną dieną, 8-10 valandų meditacijos 3,5 metų. Ir tada aš grįžau į Europą dėl sveikatos, nes kai varai tokiu ritmu, čia nesveika, žinokit. Nesveika spausti. Ir aš toliau meditavau jau truputį labiau atsipalaidavus, bet irgi taip atsiskyrėškai, asketiškai, Oluose, ten kažkur Ispanijoje pati kažkaip. Po to aš vėl grįžau jau į Mianmarą labiau atsipalaidavusi. Ir taip tiesiog atsitiko, kad mane pakvietė prisijungti prie to universiteto vienas mano pirmasis pali kalbos mokytojas, iš kurios mokiausi dar Indijoje, dar prieš tapdama vienuolę. Jis tiesiog pakvietė ir aš pagalvojau, kodėl ne. Galiausiai teorija ir praktika gera, kai jie papildo vieną kitą. O kas yra pali kalba, gal galite pasakoti mūsų klausytojams? Senovinė Indijos kalba. Sakykime, mes gal neteiksime, kad Buda kalbėjo būtent pali kalba, bet kažkokią panašią kalbą kalbėjo Buda.
labai panašia. Tai kaip, sakykime, ten lingvistai diskutuoja, kaip ten ar buvo ta palė kalba iš vis ar ne, bet šiuo metu tai yra, mes galėtum sakyti, šventa kalba teravados budizmo. Tai mes, kai giedam giesmes, mes giedam palė kalba, ar kažkokios ceremonijos, kažkokios oficialios procedūros, viskas atliekama palė kalba. Tai, faktiškai kaip lotynų kalba katalikybei. Ir dabar jūs grįžote į Lietuvą, įkūrėte Lokos centrą, ar jūs čia kažkokią misiją atliekate, ar tai buvo kažkokia užduotis jūsų universiteto, nežinau, ar jūsų mokytojų? Ar turite kažkokią misiją, kažkokį tikslą? Aš, sakykime, kai aš grįžau prieš jau 4 metus, laikas bėga, kai aš grįžau prieš 4 metus, tai buvo mano vidinis judesys, bet mane palaikė universiteto rektorius visai taip. Ir štai aš grįžau, bet tai buvo labiau dėl šeiminių priežasčių, dėl bendrai politinių priežasčių. Jeigu žinote, Mianmare vyko perversmas tada, jau prieš 4 metus. Ir ten iki šiol yra labai nesaugu, šiaip ten, sudėtinga labai padėtis. Bet praeitą pavasarį aš išvažiavau iš Lietuvos ir aš nežinau, kad aš grįšiu. Aš išvažiavau, gal viskas. Man reikia toliau pačiai dėti pastangas, investuoti į savo praktiką. Šį kartą aš nuvažiavau į Tailandą, aš buvau Tailande ir ten sutikau nuostabų mokytoją ir jisai po labai intensyvaus apmokymo jisai paragino ne tik mane, bet ten daug savo mokinių važiuoti atgal ir perduoti tai, ką mes gavom iš jo. Tai dabar taip galima sakyti misijų, bet nesuasmeninam, tai tiesiog mano tokia tiesiog taip teka, viskas teka. Jo, tai iš tiesų mūsų laida, šitą tinklalaidė sukurta psichoterapeutų ir ją žiūri psichoterapeutai ir žmonės tie, kurie domisi psichikos sveikata. Ir mes šiuolaikiniai psichoterapeutai, aš ir pati esu ir mindfulness mokytoja, instruktorė, ir mindfulness tas toks jau sekuliarus kelias buvo sukurtas John Kabat-Zino, bet tuo pačiu jis remiantis budizmu. Tai jūs minėjote meditaciją, kad tai sunkus kelias, kad jūs daug meditavote, kad netgi galbūt perdegimo simptomų turėjote, tokių, kad reikėjo atsigauti. Tai aš jau jūsų kaip tokios labai profesionalios medituotojos, patyrusios noriu paklausti, tai kasgi yra ta meditacija? Čia geras klausimas, iš tiesų bendrai, teoriškai dabar atsakysiu meditaciją, bendrai mes vadinam meditaciją, tai iš vis lotiniškas žodis, bet sakykime, budistinėje tradicijoje tai palė žodis, kuris nurodo meditaciją, yra bhavana. Bhavana reiškia lavinimas, ugdymas. Tai yra tam tikrų savybių, proto, gebėjimų ugdymas. Tai mes ugdom ramybę, mes ugdom džiaugsmą, netgi, mes gilinam laimės jausmą. Mes galim lavinti gerširdiškumą, atjautą, lygiažiūrą. Mes galim jaukintis mirtį meditacijai, tai irgi yra lavinimas. Tai lavinimas iš tiesų. Tai yra tradicijų aiškinimas. Sakykime, tai, ką mes vadiname meditacija. Tai nėra šiaip savo atsipalaidavimo reikalas, ne tam, kad atsipalaiduoti, bet iš tiesų tam, kad puoselėti tas savybės, kurios padeda mums judėti link išsivadavimo iš kančios. Link išsivadavimo iš kančios. Ir tai, kaip lavinimas, tai vėlgi yra kažkokios pratybos, taip, kažkokia praktika, ne? Taip. O kas tuo metu vyksta? Kūne, ar prote, ar nežinau, ar emocijose? Kas vyksta meditacijos metu? Kaip jūs tai paaiškintumėte?
kas kam vyksta, tai mes visi esame įvairūs. Nu. Faktiškai mes ateinam, mes daugmaž, čia irgi ne visiems galioja. Iš tiesų ne visiems reikia medituoti, supraskime, ne visiems reikia tų tokių pratybų. Yra žmonių, kuriem nereikia, kuriem ir taip viskas gerai. Bet jeigu mūsų protas yra silpnas, ką reiškia silpnas protas, išsibarstęs protas, kuris negali visiškai išlaikyti dėmesio. Tai tada mums reikia lavinti tą gebėjimą tiesiog būti, nepasimesti. Tai nereiškia lavinti gebėjimą nemąstyti. Visiškai ne. Meditacija nėra nemąstymą, visiškai ne. Bet tai yra apie mokymąsi nepasimesti, būti su tuo, kas reiškia tą akimirką. Ir pradžiai mums tenka naudotis kažkokį objektą, prie kurio mes sugrįžtam vėl ir vėl, kažkokį vieną objektą pradžiai, nes jeigu mes pasakysim tiesiog būk, iš pradžių žmogui jis nežinos kaip. Mūsų protas nežinos, ką reiškia būk. Bet nors tai yra taip paprasta ir taip akivaizdu ir taip tiesiog natūralu, bet dėl to įpročio blaškytis, mes nesugebam. Tai mes žingsnis po žingsnio mes mokomės. Ir iš pradžio mes naudojam tam objektą. Žinosite mindfulness, mes naudojam kūną. Lygiai tas pats mes naudojam kvėpavimą, ar mes galim naudoti šviesą, mes galim naudoti daug įvairių iš tiesų objektų, tam, kad nuraminti protą. Bet kai protas nurimsta, mums nereikia nieko jau toliau daryti, mes galim tiesiog atsiverti patirčiai ir būti su tuo, kas yra, ir leisti viskam praeiti. Leisti emocijom ateiti, leisti mintims ateiti, leisti tiesiog atsiverti viskam, atsiverinėti vėl ir vėl atsiverinėti. Tai nelabai malonus procesas iš tiesų, nes mes esam savyje sukaupę labai daug šiukšlių. Tai kai mes pradedam atsiverti, tai to šiukštas ir eina. Tai yra kažkas, su kurio mums reikia susidurti, bet galiausiai mes išsilaisvinam iš tos šiukšlių. Mums nebūtina jas nešiotis. Tai galiausiai ateina džiaugsmas, nežinau, laimė, galia, gal mes jau jaučiam, mes pradedam jaustis įgalinti, nes mes nustojam sekti paskui kiekvieną mūsų troškimą. Mes pradedam jausti, kad mums nebūtina daryti tai, ką mums liepia kalbantis protas, ar tai, ką mums liepia mūsų tą akimirką kilusi emocija, apriekti kažką ar kažkam ten pasirodyti, kad aš esu geresnis, kad mums nebūtina to daryti. Ir mes matom, kad mums nebūtina ir ta emocija transformuojasi savaime. Mes jaučiam galią tame, taip pat laisvę, tai yra savigarba. Iš tiesų labai daug gražių savybių gali procesą, nors tai nebūtinai malonus procesas. Jo, tai iš tiesų, aš taip įspėsiu jūs, o jūs, kurie galvojate apie meditaciją, aš jūs įspėsiu šitas kelias, jūs pradedat jausti vis daugiau. Kai jūs pradedat jausti vis daugiau, jūs pradedat jausti vis daugiau vis tų geresnių, gražių savybių, kurių jūs norėtumėt jausti, bet tai taip pat reiškia, kad jūsų diapazonas patirti ir tai, kas yra nemalonu ir tamsu, irgi didėja. Tai visas kelias tai atsiverti viskam. Tai aš įspėjau. Jeigu nenorit susidurti su tuo, kas yra, su tą visumą, tai gal jums nereikia medituoti. Ir iš tiesų tai skamba, kad reikia turėti labai daug drąsos, neatsiverti viskam, leisti viskam iškilti, bet tuo pačiu ir rizikuoti, nes rizikuodamas tą patirti patiri ir daug džiaugsmo ir išsilaisvinimo. Tai ar jums pavyko išsilaisvinti iš kančios? Procesas tebe vyksta. Ar įmanoma iš jos išsilaisvinti? Nes vėlgi vienas mano kolega čia vienam susitikime sakė, aš kančios nejaučiu, ne? Aš medituoju ir išsilaisvinęs iš kančios. Ar įmanoma išsilaisvinti iš kančios? Čia vėlgi kiekvienam individualus labai suvokimas ir supratimas to. Patirtis yra momentinė. Tai žinoma, momentinė. Suprantat, kai mes nesipriešinam, kai nėra pasipriešinimo patirčiai, nėra kančios.
jinai gali būti labai labai nemaloni. Jinai gali būti labai... Kančia ar patirtis?